Tai ką, draugai, šiandien serija bus apie techninį automobilių apžiūrą, blėt, garažą, juokauju. Šiandien serija bus, parodysim, pastebėjom, kad patinka serijos su tokių pažintinių kontentų apie automobilius ir taip toliau, tai šiandien serijai bus, kaipgi reikia virinti automobilių slenksčius. Mes nesam profesionalai, tėvukas mano irgi nėra profesionalas to darbo, mėgėjai, bet labai ilgai jau to užsiemam, tai karts nuo karto, kai žmonės paprašo, kažką padarom, pervirinam, nudažom ir taip toliau. Tai automobilis šiandien pas mus Citroenas Picasso. Aš nežinau net, ką čia apie šitą mašiną pasakyti. Karčilyga, bet žmogus automobilį myli. Paprašė tiesiog sutvarkyti slenksčius, nes nepraėjo tech apžiūros. Atsiuntė man nuotraukas, parodė, kad mažos nedidelės skylutės. Ateik žurnaliuką parodysiu, ką jisai turėjo omeny apie nedidelės skylutės. Įjungsiu tavo. Žiūrėk. Vat pas mūsų kaip pavyzdys slengstis, ne? Manau, aišku, ne? Kas čia yra su juo? Va toks va slengstis. Einam parodysim, kas jau yra padaryta. Deja, nespėjom parodyti, kaip buvo slengstis iš šitos pusės, nes žurnaliuką buvo išvažiavęs. O mes ilgai tempti negalim, nes vakar automobilis buvo atvarytas pas mus ir užduotys jį sutvarkyti iki penktadienio, nes penktadienį žmogus važiuos į pakartotinę techninę apžiūrą. Tai iš esmės, nežinau, žurnaliuką parodė, kaip atrodo automobilis, kai nėra slenkščio. Esminis dalykas kame. Mums pasakyta buvo padaryti taip, kad automobilis tiesiog praeitų techninę apžiūrą. Galima buvo, aišku, padaryti tą vadinamą latkę, dar kažką toj vietoj, kur buvo supuvę, bet mes taip nedirbam, mes stengiamės daryti normaliai. Dėl to, kaip pavyzdys, va čia buvo senas šio automobilio slengstis. Atrodo jisai va taip, nežinau, kas čia su juo buvo daryta. Čia iš kažkur karbonas atsiradęs ir dar kažkas, tai mes tiesiog, kad nežais su tom stavkėm visom, iš karto pilnai slengsti iki blogos vietos nupjovėm. Šiam momentui prasivalėm kažkiek rūdys, toliau dar pilnai nusivalysim tas rūdys pilnai, užgruntuosim epoksidinių gruntų, lygiai taip pat detalė iš vidaus bus užgruntuota epoksidinių gruntų. Ir tada prasidės virinimas. Atpjovėm nepilnai visą slengstį, nes šitą vietą slengščio tvarkinga pas jį, nėra supuvusi, tai paliksim šitą sveiką dalį. Zaibalį skambint. Esminis dalykas dar su slengščiais koks. Kaip pavyzdys paimsiu remontinės dalies gabalą. Dažniausiai automobilių slengščius parduoda kaip? Pilnas gabalas iki pačio galo, iki tarpdurio. Taip, iki tarpdurio virinti negalima. Šitam automobilį reikia virinti iki tarpdurio, nes, kaip pavyzdys, jau net šitoj vietoj metalas kaip folija, o jis nesivyrina. Tai dėl to mes virinsim pilną metalą taip gabalą, ant viršaus užvirinsim, nusišlifuos ir niekas čia nebus matyti ir taip toliau. Esmė kame, kai virinat slenkščius arba kai kažkas jums virins juos, prašykit, kad virintų tik tai tą dalį, kur yra supuvęs slengstis. Kodėl? Nes, kaip čia gaunasi, ten, kur svarkė bus perkaitintas metalas, jisai praras savo savybės ir vis tiek jisai ten surudys. Tai geriau jau, kaip pavyzdys, mūsų atveju reikėjo visą slengstį keisti, dėl to mes visą detalę praktiškai ir virinam. Jeigu pas jūs slengstis yra supuvęs, kaip pavyzdys, šitoj vietoj, tik tai truputį, tai stenkitės ir pervirinti šitą vietą. Jeigu supuvęs ir yra gyvas metalas bent jau iki pusės slenkščių, virinkit iki pusės slenkščių, nes kaip pavyzdys. Kuo giliau lendi, tuo daugiau rūdys. Jo, ir antras dalykas, kaip pavyzdys, kai jums suvirins slengstį remontinį iki pat galo, čia vat kaip pavyzdys, daugiau aukštesnio remontinio slengščio jau nėra, iš ko pasirinkti. Ir kaip pavyzdys, jisai, nežinau, su mašina ten važinėsit 4 metus. Jisai paliubomu čia surudys ir jau va čia jūs neturėsit remontinės dalies.
Ir čia kažkur jau tada ir jums reikės pjauti kėbulą, kad įsistatyti čia, įsivyrinti ir po to privyrinti ant viršaus slenkstį. Nežinau, ar aiškiai paaiškinau, tai dar kartą pakartosiu. Nevyrinkit pilnos detalės, vat kaip pavyzdžiui, kaip eina jums parduota remontinė dalis. Jūs privyrinat pilnai visą tą detalę, į viskas. Jūs neturi daugiau zapaso, kad sekantį kartą paėmus remontinę detalę, privyrinti dar kažkur aukščiau. Viskas, jinai pas jūs pasibaigė. Tai jeigu pas jūs slengsis supuvęs iki pusės tenkitės ir vyrinti. Niekada nedarykit pilnos remontinės detalės. Mūsų atveju reikia pilnai keisti slengsį, nes jisai supuvęs pilnai visas. Tad žmogus su mašina šitą pasakė, kad važinės paskutinę techninę apžiūrą, tai reiškia 2 metus, tai 2 metus jinai tikrai atlaikys, o kas toliau bus, aš nežinau su ja, bet vis tiek viską nugruntuosim, išpakliuosim ir mūsų darbas turėtų šiaip laikyti ir atidirbti dar ilgai šitie slenkščiai. Tai kaip atrodys tas slengstis, kai pradėsim jį daryti, nufilmuosim visą šitą dalyką. Su šituo slenkščiu dabar kas, nusivalom dar iki galo rudys, nugruntuojam pilnai detalę iš vidaus ir pradedam vyrinti. Tai kaip gruntuosiu ir valysim rudys, aš manau, nerodysim, nes tai neįdomus procesas, parodysim, kai bus suvyrinta, kaip šlifuosis ir kaip po to visas šitas dalykas špakliuojas ir taip toliau. Čia vėlgi jums bus toks tutorialas, kaip pavyzdys, jeigu turit kempą ir plius minus bent jau suprantat, kaip dirba tas varkė, sutvarkyti savo kaip pavyzdžiui slenkščius. O jeigu negalėsi sutvarkyti, rašote į mano Instagramą, sutvarkysim mes. Svarbu, kad kišeniai pinigų pas jūs būtų. O toliau ką, žurnaliuga tikriausiai važiuos montuoti seriją, nes serijomis prifilmavom belė kiek, reikia dirbti, tai jį paleidžiam savo darbą daryti, o mes darom savo darbą. Ir bus filmavimas nuo, kaip čia gaunasi žurnaliuga vadinasi? Normix operator. Jo, Normix operator, o bus po to šios serijos pagrindinis gerojas, mano tėvukas, kuris čia viską vyrins, šlifos ir taip toliau. Tai aš filmuosiu, jis dirbs ir kalbės. Pasižiūrėsim, kaip pas jį tai gausis, nes visi jie galvoja, kad mums čia viskas labai paprasta su filmavimais. Vat ir pažiūrėsim, kaip kalbėti ant kameros. Jokauju. Filmuosiu nuo savęs. Karočiui viską pamatysit. Žiūrėkit ir bus viskas aišku. Viskas vyrinama yra taškais. Splašniakų taip vadinama, kaip visi mėgsta ten paimti tiesiog. Ir vyrint lito taip negalima, nes pradės vesti metalą. Lygiai taip pat ir iš apačios. Niekas splašniakų nevyrina. Kaip originaliai slenkščiai eina ant taškų, taip vyrinam ir mes. Vėliau ant visų šitų vyrinimo siūlių užsidės germetikas vyrinimo ir turėtų viskas tai laikyti. Tai dar kartą, jeigu vyrinsit slenkščius, vyrinam tik taškais. Kaip pavyzdys va čia. 1, 2, einam toliau kažkur čia ir va taip va po biškį, po to grįžinėjom, kai atšala metalas. Nes jeigu viską vyrint pilnai iš karto, turėsit va taip va visą slenkstį. Jo, akis saugokit, akinius užsidėkit, kai žiūrit šitą seriją. Taškais, po biškį, neskubėdami. Geriau po biškį taškiukais, nei po to žaisti su špaklium ir viską lyginti ir taip toliau. Patikėkit manim, ką šneku, žinau, nes visą laiką, kai suvyrinam, man tenka visą tai špakliuoti ir davidinėti viską iki ledo. Lygiai taip pat ir čia. Senas slenkstį palikom, nes jisai čia šitoj vietoj tvarkingas. Gausis čia sujungimas pas mus. Susivyrins, sušišlifuos viskas ir bus viskas gražu. Tai įjungsiu kamerą, kai bus jau plius minus suvyrinta, kad parodyti, kaip tai viskas buvo padaryta. O čia žurnaliuga pridės muziką. Svaršyk, varinė yra patiešiai. Trumpas dar įsijungimas. Pagal logiką dabar yra slenkščiai užkabinti taškiukais, kurie, jeigu ką, lengvai nusipjaus ir galima bus pareguliuoti visą šitą reikalą. Užsimesim durys, kad pasižiūrėti, ir visi zazorai taip vadinami sueina. Ir jeigu viskas sueina, nuiminėjam durys ir
ką darom? Virinam pilnai, šlifuojam, špakliuojam ir dažom. Toliau eigoje papasakosiu, ką reikia, kaip šlifuot, ką reikia, kur, ką tept, kuom dažyt ir taip toliau. Tai ką, užsidėjom durys ir kaip jūs galvojat, kas bus. Ogi pamatysim dabar patys. O bus žaidukai. Tarpai ledas, nu pas profesionalus kitaip ir negali būti, a ne? Jo, žinoma, kas bei ko. Tai va, tai nuiminėjom durys ir toliau viską virinam. Tai svarbiausias dalykas, kai užkabinant ant taškų arba kažką panašaus padarėt, jeigu kažką darot, visą laiką žiūrėkit, kad būtų tarpai. Nes žinau ne vieną žmogų ir mačiau tokius darbus, kurie užvirina ir vėliau galinės durelės atidarant ir uždarant durelės remiasi į slenkstį. Tai neprasišaukit, nepatingėkit, būtinai užsidėkit durys, kad nereikėtų po to, nežinau, per tą slenkstį daužyti plaktukų, kad jisai atsisėstų ir taip toliau, kad neturėtumėt didelių problemų. Tai tokia va žinia nuo manęs, mes nuiminėjom durys ir virinam. Pagnali virint. Normantas biškį dažų nedavalė. Ir vida. Nu kas sekas Normantas? Ką dabar daryti? Normantas ne robotas. Nu jau gražėja mašinėlė. Virina papasakosiu dar vieną tokį dalyką. Ne vieną kartą esu matęs, kaip virina kiti. Ir virina, kaip pavyzdys, arką arba tą patį slenkstį. Ir jie suvirina, parodysiu pavyzdį kaip. Jie suvirina va taip ant taškiukų, palieka ir viskas. Tai sekantis dalykas, kaip pavyzdys, tuoj virins. Matot, per skylutės matosi, kad yra šviesa. Tai ką aš tom norėčiau pasakyti? Kai taip virina, mano atžvilgiu tai yra blogai. Reikia suvirinti pilnai metalą. Kodėl? Nes drėgmė tiek iš vidaus, tiek iš išorės pusės, jinai patenka į tą metalą ir jisai pradeda rūdyti. Tai mano logika tokia, kad būtinai reikia suvirinti normaliai tą detalę. Pavadinkite taip splašniaku. Bet vis tiek taškiukais. Nušlifuojat, pasižiūrėt, jeigu kažkur praleidot, vėl taškiukais užvirinat. Bus nuo to jums geriau ir paprasčiau. Kažkas skambina vėl. Virinam, kad nebūtų taškų, prošvaisų ir taip toliau. Kaip daro kiti, nežinau, mes darom taip. Blogai tai ar gerai, kiek mašinų buvom suvirinę, ne viena iki šiol negrįžo su pretenzijom, kad jinai surūdijo, supuvo ar dar kažkas. Mes darom taip, kaip daro kiti, čia jų reikalas. Iš apačios virinam taškais dėl to, kad originaliai slenksis taip ir yra. Darom palei originalą plius minus, o iš viršaus virinam pilnai, nes ten yra slenksis originaliai monolitas. Mūsų atveju, kaip sakiau, kad ten, kur svarkė bus, jinai vis tiek surūdys ateityje. Taip jau yra iš tikrųjų. Nežinau, nemačiau, negaliu pakomentuoti, kaip tos mašinos atrodo po ten kažkelies metų ir taip toliau, bet manau, kad jinai vis tiek surūdys. Tai dėl to ir sakau, virinkit slenkščius gabalais, ne pilnom detalėm remontinėm. Mūsų atveju mes virinam pilną remontinę detalę, nes slenksis iki ten buvo supuvęs ir nėra galimybės kažką kito sugalvoti. Nebent žmogus atvežtų pusę kėbulo su stojikėm, įvirintume kitas dalys ir prie jų jau naujus slenkščius. Bet automobilį paprašė žmogus padaryti kuo greičiau ir kuo pigiau, nes važinės tik tai paskutinę techninę apžiūrą. Bet mes padarysim taip, kad jisai dar važinės su tą mašiną ir važinės, kol neišpūs dugnas.
išpūs dugnas, atveš suvirinsim dugną ir toliau važinės. Jau darėm tai ne vieną kartą ir ne vieną kartą tai buvo pasiteisinę, nes žmonės sako paskutinį pasivažinėjimą, po to po 2-3 metų vėl skambina, vėl reikia kažką pavirinti iš kitos detalės, kur mes dar nevirinom ir nedarėm. Tad 100% važinės toliau. Tai kai suvirins, kai jau vyks šlifavimas, įjungsiu, parodysim, kaip tas viskas atrodo. Labai gaila, kad žurnaliuga dirba, dėl to negalime filmuoti įprastų mūsų filmavimo būdų. Dovanokit. Bus tokia serija kaip vlogas, kad žinotumėte, kaip reikia virint slenksčius ir ką pastebėjau, žmonėms patinka, kai gali papisti kažkam protą. Tai galėsit, kai jums virins jūsų automobilį kažkas, galėsit papisti protą, pasakyti, kad mačiau tokiam kanale seriją, kaip reikia virint, tu čia, blėt, svaršikas blogai virinina. O jums pasakys, 100% taip pasakys. Nežiūrėkit tų youtuberio, huinės ten pizdėlina ir taip toliau. Taip visi daro. Žinau, pagal praktiką. Vėlgi sakau, mes nesam profesionalai, mes mėgėjai, tas darom taip, kaip mokam, savo moksliai, nieko nesam užbaigę, iš tos pusės suvirinimų, dažymų ir taip toliau. Ir apskritai, viską patys išmokom ir viską patys darom. Nu, tėvukas užbaigęs suvirinimo, bet jisai, ką virint mokėjo, tai šitos, kaip jie vadinasi? Geležinkelis, špalas, tas ne špalas, kaip jie, relsas, bėgius mokėjo virint, o čia metalas milimetrinis, tai čia reikia ir praktikos daugiau. Žmonės paliubomų užduos klausimą, kodėl jisai virina be skydelio. Jam nereikia, pasijau per 40 metų praktikos sakęs užsidaro, kada reikia ir atsidaro. Aš šiaip nežinau, kodėl jisai virina be skydelio. Pabiškiai taškiukais, taškiukai, 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 taškiukai ir pabiškiai kažkas, bet taip ir gaunasi. Dar reikia virint, taškiukais, kad nieko nevestų. Matosi, va, metalas lygus, gražus. Kol dar nėra pilnai suvirinta, kol tėvukas kalba telefonu, norėčiau parodyti. Va taip atrodo užšlifuota plius minus detalė. Aišku, dar jinai virinsis, kad taškiukus tos sulygint. Bet iš esmės visas dalykas atrodo va taip. Aišku, čia dar sakau, bus virinama, kad viską sulygint. Mano pamokslas susidarys iš to, kad kai kurie šlifuoja tokiais diskais. Virinimo siūlės, akmenių šitą. Aš visą laiką šlifuoju va tokia. Kas va tokia, blėdė? Tokių diskų šlifavimo. Kodėl? Jisai nėra grubus ir jisai negadina metalą labai žiauriai. Nes kaip pavyzdys, šlifuojant va šitas vietas su akmeniu, jūs prašlifuosit patį metalą, kuris yra pagrindinis kaip pavyzdys, ir jūs su tuo šlifavimu akmeniu negalėsit praktiškai net pastebėti. Malą truputį perlaikėt ir metalas bus prasitrinęs ir bus problema, bus silpnas metalas, greičiau surūdys. Tai dėl šito dalyko naudokit lengvesnius tos trinimo diskus ir bus žymiai paprasčiau. O mes ką, davirinam, jau laukia tamsė, davirinam, nušlifuosim ir parodysiu, kaip visa kita tai daroma. Tai ką, chebra, nusišlifavę, ką mes darom toliau? Nuriebalinam, užpurškiam ant tų siūlų, kur špakliuosim gruntą. Nudžiūna gruntas, užšpakliuojam. Po špakliavimo, kai viskas pas mus jau išlyginta su tom špaklium ir taip toliau, nusiriebalinam pilnai slenkstį visą ir nugruntuojam visą slenkstį. Eiliškumas, manau, nėra skirtumo, kaip kas daro. Nuriebalinam su white spirtu arba specialių nuriebalintojų. Specialaus nuriebalintojo galima nenaudoti, užtenka white spirtos ir vėl, kad būtų ne ekstra, o paprastas nuriebalinam ir tada gruntuojam arba špakliuojam. Kai užšpakliuosiu, parodysiu.
Bam, bam, bam. Tokie dalykai. Dirbam toliau. Tai ką, slengsis užpakliotas. Nežinau, kaip daro kiti. Aš pakliuoju virinimo siūlės su pirštu, nes tada bent jau žinau, kad jeigu kažkur kažkas netai bus skylutė ir dar kažkas, visgi špaklius tenai įsilys ir drėgmės, tikėskimės, nepateks į mūsų virinimo siūlę arba po špaklium. Tai atrodo visas dalykas jau taip. Kai nusidažys, bus, manau, super. Tai sekantis dalykas, kas išdžiūna špaklius, kai viską išlyginu, nugruntuoju ir bus dažoma. Žmogus norėjo pataupyti, tai į spalvą dažyti nenori, nes tai kažkiek brangiau bus. Tai pasakė, nupūsti jam Graviteksu, bet Graviteksu aš nepūsiu, užpūsiu jam Raptorium. Raptorium čia ta medžiaga, kurią dažo džipus ir taip toliau, ji nebijo nusibražymo ir taip toliau. Aš jam nupūsiu va taip, kad būtų viskas gražu, nes kai buvo pas jį prieš tai padaryta, matyti jam tai buvo gražu, jam patiko, tai padarysim žymiai geriau nei padarė jis, bet su savo technologija. Kodėl būtent Raptorius? Jisai kai išdžiūs, jisai sukietės ir bus kaip plastikas. Adhezija bus gera, adhezija tai yra prilipimas prie tam tikros medžiagos, tai ant grunto jinai prilips gerai, svarbu nušiaušti paviršių. Paviršių šitą metalinį, kurį gruntuosiu, nušiaušiu 80 lapų, mašinėlė arba su ranka, kaip kam patogu. Kai bus nušiaušta, gruntuojam, išdžiūna gruntas ir ant viršaus dažom Raptorium. Viskas labai paprasta. Nežinau, šiandien kiek dabar mes čia turim laiko. 10:30 vakaro. Manau, kad galimai dar šiandien ir nudažysiu. Pasižiūrėsim, kaip liks energijos. Ir bus įsijungimas tada rytoj. Ir rytoj tikriausiai parodysim viską nuo pradžių, kaip tai daroma su tos pusės slenkščiu, kas slepiasi po tais slenkščiais supuvusiais ir su kuo visą šitą dalyką valgyti. Tad, jeigu įdomu, likite ir laukite tęsinio. Tai ką, va taip visas šitas reikalas su špaklium atrodo, kai yra špaklius užtrintas. Dabar ką pasidarom toliau, tai apsiklijuojam. Prieš gruntuojant nuriebalinam viską, prieš nuriebalinam, karočią nahui. Dar prasišveičiam su švitrinimu popieriu ten, kur bus dažai, kad dažai tikrai priliptų ir būtų adhezija. Ir tada gruntuojam, išdžiūna gruntas ir maliavojam tada. Tai va, kai viską nuriebalinat, gruntuojat. Mes gruntuosim akrylinių gruntų. Kodėl? Raptorius visai akrilinis gaunasi. Ir dėl to bus geresni sukilimai. Nepamirštam paspausti laiką, nes hujarinam iki nakties. Tokie vat mes darbininkai didėjai. Non-stoperiai. Padėtas antras sluoksnis. Atrodo visas darbas va taip. Laukiam, kol uždžiūna ir pučiam Raptorių. Kodėl noriu padaryti tai šiandien? Jau 12 nakties gaunasi. Padaryti tai šiandien, kad rytoj galima būtų uždėti iš ryto durys, persistatyti mašiną, rytoj suvirinti kitą pusę, nudažyti, kad jinai išdžiūtų per 3-4 valandas. Ir žmogui atiduoti ketvirtadienį vakare, jeigu bus pilnai išdžiūvę, jei ne, penktadienį anksti ryte automobilį, kad kliento nepavesti. Ir kaip buvo susitarimas padaryti iki penktadienio šitą mašiną ir padaryti ir atiduoti. Šiaip per 2 dienas tokio darbo padarimas yra ganėtinai labai greitas. Gali žmonės pasakyti, kad jeigu greitai, reiškia nekokybiškai. Atvažiuokit, įsivertinkit ir viską suprasit, kad dirbam mes tik tai darydami gerai. To mes ir esam užsitarnavę savo vardą, nes mes klientų neieškom.
iš kur jų paimti gauti. Tiesiog vienam žmogui padarėm autoservise mašiną ir nuo šito laiko visą laiką mūsų rekomenduoja tame autoservise tas žmogus. Jeigu žiūri šito video, didelis tau dėkui iš mūsų būtelis, nes nežinau jau 15-20 klientų natavęs. Ir visi su tokiais darbais nelengvais, nes būtų, manau, kad lengvi darbai patys tai padarytumėt, o kai čia yra kur pasipysti, dėl to viską veža pas mus ir mes čia darom. Tėvukas sako, kad mėgsta tokius dalykus, mėgsta pystis. Ne, kaip jisai sako, viskas tai yra praktika, praktikuojam bet kokius automobilius ir iš to pasidarom kažkokias išvadas ir taip toliau. Esam ne vieną slyvą pervirinę, padarė ne vieną pakelimo, kaip sakoma, vietą slenkščiuose sustiprinę ir taip toliau. Pysliavos daug, bet visą laiką tai atliekam. O pervirindami slenkščius, slyvai taip pačiai ir taip toliau, patys to dalyko nedažom, nes su slyva yra reikalų viską iš tikrųjų išsivest ir padaryti gražiai. Mes darom tokius paprastesnius labiau reikalus. Jeigu reikia nudažyti, jeigu ne, tai turim gerą dažytoją, nuvežam pas jį, jisai nudažo, mes suvirinam ir gaunat tvarkingą gerą daiktą. Čia nėra reklamos, tiesiog pasakoju, kaip mes dirbam, ką mes darom. Tai va, tai ką, gruntas uždžiuvo, išdžiuvo ir dabar dažysim raptorium. Raptorių skieskit akrilinių skiediklių, nes jisai yra akrilinių dažų mišinys, tai su akrilu geriau ir skiesti. O ką toliau? Nežinau. Tai ką, visas reikalas šitas atrodo va taip, kai yra nupusta. Padariau specialiai skystesnį raptorių, kad susilietų gražiau ir nebūtų to vadinamo apelsino. Kažkiek jisai dabar pradžiūs minimaliai, kad netekėtų. Ir reikia nuklijuoti lipnę juostą, nes nenuklijavus lipnios juostos, rytoj turėsit problemų atklijuoti šitą reikalą. Naudokit saugos priemonės, yra kaip yra. Tai va, kai nuklijuosiu, parodysiu galutinį šilenkščio rezultatą ir šiai dienai, manau, darbas bus baigtas. Ir rytoj susitiksim jau su tos pusės slenkščiu. Parodysim, kaip atrodo tai, kaip yra išpuvę, kaip pjauti, kaip nugramdyti viską ir taip toliau. Tad laukite tęsimą. Tai ką, raptorius truputį pridžiuvo, nuklijavau ir visas šitas galutinis rezultatas atrodo va taip. Slenksis lygus, gražus, 100% darbu patenkintas esu, nes visas šitas dalykas gavosi tikrai geriau nei buvo. Šitas sparnas, kai susidės, bus dar gražiau. Durys, kai susidės, bus išvis gražu. Tai va toks vat rezultatas, draugai. Dar susitiksim rytoj. Pavargė šiandien bėlė kaip, bet kas dirba, tas turi. Tai ką, draugai, sekanti diena ir parodysim, ką mes turim su šito kitų slenkščių. Vakar raptoriaus apsiniukinau, tai šiandien biškį trailinu. Tai slenkštis pas mus va toks. Atsargiai. Tokia vat nesąmonė pridaryta. Čia išvis slenkštis suklijuotas su sparnu. Ir va toks va tos slenkščio grožis visas. Va taip va atrodo jisai. Tai ką dabar padarėm, nusiėmėm duris ir toliau atsisukam sparną, kad būtų normalus priėjimas. Ir pjaunam tą slenkstį, parodysim kaip pjauti, kur pjauti, kad plius minus įsivaizduotumėt, ką reikėtų daryti. Oras šiandien irgi nekoks, lyja lietus. Tai vat. Važiuojam dirbti. Tai va taip paslenkščiai buvo padaryti, nežinau, čia karbonas, žmogus tepė karboną ar kažką. Neaišku. Nu jo, karbonas kažkoks. Toks va grožis. Kurmiai gyvena.
kas dabar bus daroma? Pjausiu slenkstį. Nepjaukit pilnai iš karto viso slenkščio. Nusipjaukit plius minus, kur pas jūs yra sugadintos vietos to slenkščio, kad padaryti nedidelį defektovkę. Nes, kaip pavyzdys, aš nupjausiu iki pusės plius minus, kad jeigu metalas iš viršaus tvarkingas, jo neliesti, kad būtų zapaso remontiniai detaliai. Jeigu čia bus supuvęs metalas, tada bus jau didesnė problema ir lysim aukščiau. Tai dabar nusipjausiu ir toliau viską pamatysit. Nu tai ir vat, elementarus pavyzdys. Iš šitos pusės slenksis žymiai baisesnis nei toj pusėj. Ir esmė kame, remontinė dalis eina iki čia. O čia jau reikės kažką kombinuoti ir burti pagal save. Lenkti, lankstyti ir virinti. Toks va grožis slypi slenkščių viduje. Šiaip, iš esmės, nėra jisai labai čia baisus. Aišku, jisai buvo sulankstytas. Priekis daugiau gavęs. Jo, priekis labiausiai čia supuvęs. Tai dėl to tokia vat yra su jo problema. Tai tolimesni veiksmai. Nupjaunam apačią ir toliau parodysim su kuo. Su tokiu dalyku. Jo, su tokiu dalyku atsimušam suvirinimo taškus slenkščio. Ir manau, vis tiek mes pjausim jį, kaip darėm ten, iki čia, nes čia jisai yra sulankstytas šitas slenkstis. Matosi vat netgi čia, kad jisai yra sulinkęs, tai dėl to virinsim irgi paskutinę galutinę remontinę detalę, nes nėra čia ką žaisti su juo, reikia daryti normaliai. Hibridis slenkstis nugruntuotas, išdžiūna gruntas ir maliavojam. Maliavojam ir pagaliau šitas trantas bus atiduotas. Ką, štai ir viskas. Slengstis nupustas, gražumėlis. Laukiam, kol išdžiūna, surenkam ir atiduodam. Tai ką, atrodo viskas va taip vat. Šitos pusės su durelėm. Atrodo va taip vat. Rezultatų patenkinti esam, nes atrodo žymiai geriau nei buvo ir dabar automobilis galės važinėti dar tikrai ilgai. Reiškia, serija ir baigta. Rytoj dar tėvukas nufilmuos, kai bus surinkta iš abiejų pusių ir laukia atrodys ir bus viskas aišku. O pabaigą jau nufilmuosim, kai bus žurnaliuga. Su juo ir nufilmuosim. Tai vat, iki susitikimo.